Sveiki, labas. Labas, sveiki gyvi. Šiandien mes svečiuojamės naujuose namuose, turime užduotį rasti gražius, bet mažus namus, kad jie būtų gražiai, įdomi ir svarbiausia funkcionaliai ir praktiškai įrengti. Tad mūsų herojė. Sveiki, mano vardas Odeta ir kviečiu jūs šiandieną pasisvečiuoti pas mane. Prašau užeiti į mano pagrindinį kambarį. Tai yra vieta, kurioje aš praleidžiu daugiausia laiko. Mano erdvė yra ganėtinai maža, tai yra vienas kambarys. Vienintelis ir labai didelis privalumas yra šitos erdvės, kad aš turiu labai aukštas lubas. Dažnai mėgstu pasisukti virtuvėje, priimti svečius. Tai čia yra didžioji dalis, kada noriu atsisėsti ir pailsėti, paskaityti knygą. Tai yra šita kambario pusė. Bet tu esi pavyzdys to, kad ir mažoje erdvėje galima gyventi įdomiai ir turiningai. Tau viskam užtenka vietos. Taip, netgi šitoje erdvėje turėjau galimybę ir pasidariau, tai yra židinys, kas žiemą yra labai naudojamas dalykas ir pritraukia labai daug draugų, nes visi nori pavakaroti su taure vyno arba puodeliu arbatos prie židinio jaukioje aplinkoje. Tai šitą visą laiką mes galime padaryti mano bute. Odeta, tavo namuose kiek yra buvę daugiausia žmonių, turint omeny, kad vis dėlto butas nedidelis? Buvo vienas turbūt iš ypatingiausių švenčių mano gyvenime, tai yra šito buto įsigijimas ir paskui įsikėlimas ir pradėjimas gyventi čia. Tai buvo mano įkurtuvės ir buvo kviesta 100 žmonių. Draugų, pažįstamų iš tiesų buvo, aš pagalvojau, kad įkurtuvės yra ta diena, kai aš galiu susikviesti žmonės ir pabendrauti, nebūtinai atskirai susitikusi. Tai mano namai tada buvo tušti ir juose tilpo 80 žmonių. Tiesa, aš parodysiu toliau, ką aš dar turiu. Turiu balkoną, kuriame telpa iki 20 žmonių. Ir dar tada aš nuvesiu į kitą kambarį, kur irgi parodysiu, ten yra irgi balkonas, kur dar telpa žmonių. Ir aišku, tuo metu buvo butas beveik tuščias. Turėjau vos tik tai virtuvės komplektą, turėjau miegamą komplektą ir vonios kambarį įrengtą. 80 žmonių tilpo, o koks plotas yra šio buto? Bendras gyvenamasis plotas yra šiek tiek virš 50 kvadratinių metrų. Odeta, nuo ko prasidėjo tavo namų kūrimas? Mano namų kūrimas prasidėjo nuo pamatymo namo brėžinio ir nusipirkimo buto, kur aš neturėjau net supratimo, kas tai bus. Nes mano pagrindinis kriterijus buvo, kad aš noriu gyventi erdvėje, kad pagrindinis mano kambarys būtų pietinė pusė. Ta aš turiu ir labai džiaugiuosi, nes visada galiu mėgautis daugiau šviesos, negu tai būtų kitoje pusėje. Odeta, tai tada papasakok nuosekliau, kaip kūrei savo namus. Susiradau, aišku, pagalbininkė ir mano nuostabioji architektė Aušra buvo, kuri man labai padėjo kaip visiškai nesuprantančiam žmogui nuo pat elektros išvežiojimų dalykų, kurie irgi sakė, kokio tu buto nori, kaip tu įsivaizduoji, ką tu turėsi, kokius dalykus. Man svarbu muzika, tai irgi buvo, kur statysime, pavyzdžiui, muzikinį centrą ir kolonėlės. Galbūt nori ir tai, kad tu matai žurnalas, tai yra viena, bet kai tu supranti, kad va, tai yra tavo, tai yra 5 lentynos ir tu turi ten maksimum funkcionaliai viską pasidaryti, buvo kitas dalykas. Tai iš tiesų man labai pagelbėjo žmogus, šito darbo specialistas ir profesionalas. Tai pirmiausia buvo užsakyta virtuvės komplektas, kuris irgi užtrunka, ir miegamo lova. Daugiau neturėjau nieko. Kada šitie dalykai atsistojo virtuvės komplektas, kada jau atsirado bute, čia aš turėjau didžiulę erdvę, kurią turėjau irgi susigalvoti, kaip aš ją papuošiu. Šitas sietynas man pasirodė labai tinkamas dėl to, kad tai yra truputį man toks
toks tai sendintas daiktas, tai senamiesčio vėlgi dvasios į namus įnešti. Kitas jisai yra labai tinkamas, kai yra aukštos lubos. Tai man jisai buvo kaip labai didelis akcentas ir iš tiesų paskui jau man teko gerokai padirbėti, kai aš skirščiau kitą erdvę, valgomąją, sakykime, erdvę virtuvėje ir kai man reikėjo susigalvoti, ką aš ten turiu užkabinti, nes ten irgi turėjo kabėti kažkokia tai, ar tai lempa, ar tai šviestuvas. Ir iš tiesų, kad jie nesipjautų, kad jie turėtų... Bet jos labai dvi skirtingos šios lempos. Labai dvi skirtingos, bet spalviškai jos dera. Beje, tai bus vienas iš nedaugelio daiktų, jeigu man tektų kada nors įdėti į kitą gyvenamą erdvę, šito daikto aš tikrai nepalikčiau, o keliautų jisai su manim. Odeta, tai visas tavo gyvenimas yra sutalpintas šioje lentynoje? Nu, ne, tai yra slaptų vietų, kur yra padėta daiktų, bet iš tiesų mano svajonė, galbūt vėlgi tai bus ateityje didesniuose namuose, bet aš visą laiką norėjau turėti didelę knygų lentyną, arba aš apskritai norėčiau turėti atskirą biblioteką. Ir dabar jau tenka save stabdyti įsigyjant knygas, nes neturiu aš jų kur dėti. Neturiu kur dėti ir man trūksta erdvių ir aš dabar turiu pradėti galvoti, kur dar galėčiau kažką tai pastatyti, kokį nors baldą, kur galėčiau sudėti knygas. Bet iš tiesų ši lentyna atrado savo vietą. Jis yra irgi labai funkcionali, nes kas nereikalinga galima sudėti į apačią. Vėlgi, ten dar yra viena erdvė, kur nieks nemato. Ten aš dar savo daiktus susidėjau, kurie yra netokie reikalingi ir netaip dažnai naudojami. Šioje lentynoje yra mano mažųjų princų kolekcija, kur dabar jau turiu 44 knygas. Saint-Exupéry Mažojo princo knyga skirtingomis kalbomis parsivežtas iš visų skirtingų šalių, kuriuose aš buvau. Tai tavo siena irgi yra, tokia kaip ir siena nemaža ir joje yra štai tokia garbinga vieta. Čia buvo irgi labai apgalvotas sprendimas, tai yra daryti vadinamus bėgius ir kabinti mano mylimosios dailininkės reprodukcijas. Jau 7 metai kaba šitie Fridos Kalas reprodukciniai darbai, bet aš visada galiu labai lengva ranka pakeisti ir, pavyzdžiui, pasikabinti kokį nors vieną tik tai darbelį. Čia galvoju apie funkcionalumą, kad nereikėtų būtent kabinti toje pačioje vietoje paveikslo, o galėčiau labai laisvai naudotis ir šitą erdvę. Ar tu galėtum dar parodyti, be ko tu neįsivaizduoji savo namų? Tai židinys toks, koks jis yra, nedidelis, bet puikiai funkcionaliai veikiantis, yra nuostabiausias dalykas žiemos metu. Be viso togi čia visą laiką galima papuošti jį, pridėti, pavyzdžiui, kaip čia padaryti mažą altorėlį. Taip. Tai man tai yra irgi ir pasidėjimų, ir kažkokių tai malonių smulkmenų vieta, ir tuo pačiu labai funkcionalus darbas. Tai čia yra mano mėgamasis kambarys, labai nedidukas. Labai džiaugiuosi, kad vėlgi pasigaminau šitą didelę spintą, nes čia yra vietos ir lagaminams, čia yra vietos ir pataliniai, čia yra vietos ir rūbams. Ir, nežinau, daug labai visokių gerų dalykų galima atrasti šitoje, vėlgi, atrodo nelabai didelėje spintoje. Visame bute, jeigu tu pastebėjai, yra iš tiesų šviesios sienos, tai vėlgi mes visi žinom, kad šviesios sienos, kažkokie veidrodžiai, jie didina erdves. Tai mano šviesios sienos, aukštos lubos padaro tą butą jausmiškai, jis atrodo daug didesnis negu jis iš tiesų yra. Langai iki žemės irgi labai didelis privalumas.
Tai maloniai kviečiu tave prie stalo. Beje, šitas stalas, jis tik tai vizualiai atrodo mažas. Kad aš turiu svečių, o svečių mėgstu turėti daug ir dažnai. Šitas stalas keliauja į kambario vidurį. Jisai išsiskleidžia ir tokią normalią sėdimą vakarienę esu priėmus prieš tą stalą net 12 žmonių. Dar vienas labai aktualus daiktas, jeigu turite mažą butą. Ir gerus kaimynus, nes kėdžių 12 tikrai neturiu, tai visada nubėgu pas kaimynus, pasiskolinu papildomai kėdžių, pasikviečiu ir kaimynus į svečius ir tada galime turėti gražią, malonę vakarienę. Ar tau svarbu, kaip kinta tavo namų interjeras? Taip, svarbu ir jisai labai kinta. Gal dabar pastaruoju metu nebe tiek daug ir buvo kažkokių tai naujų dalykų, kuriuos aš įsigijau kaip ne knyga, tarsi ne knyga, jinai toks daiktas, kuris tik tai papildo. Bet ką aš ir minėjau pradžioje mano buvo, kad mano namai turėtų būti labai sterilus, minimalistiniai ir šitai pagyvenusi pusmetį kokį, aš supratau, kad ne. Ne, tai nėra mano namai yra ten, kur yra man malonios smulkmenos, kur yra kažkokie tai prisiminimai iš kelionių, ten malonus maži daikteliai, tai yra draugų dovanos, kad ir pavyzdžiui, širma, kuris stovi už nugaros mūsų, tai irgi yra mano 30-mečio kelių draugų dovana, kur aš vėlgi keičiu kolekciją. Duotuoju momentu yra ten vienas iš smagiausių mano gyvenimo laikotarpių dainų 10-tuką dalyvavimo nuotraukas. Dažnai aš pakeičiu į kelionės nuotraukas su draugais. Tai iš tiesų šitie dalykai, kurie yra maži, malonus, bet jie sukuria jaukumą namams. Odeta, ar kas nors galėtų tau primesti interjero formavimo, pavyzdžiui, nuomonę? Tai yra tikrai labai madinga, tai yra ant bangos, tu privalai tai įsigyti. Jo, aš pradžioj prieš kurdama šitos namus labai varčiau daug visokių knygų ir kur be galo žavėjausi gražiais dizaino dalykais ir man tai atrodė nuostabu. Aišku, kad norisi tos estetikos, kad tai būtų gražus daiktas, bet aš tikrai nesivaikyčiau mados ir nekeiščiau stalo dėl tam tikrų jo formų, kurios yra dabar madingos. Ne, man turi būti funkcionalu, patogu, nes aš mėgstu taip gyventi, aš esu pati labai veikli, labai daug dirbanti, lekianti, tai man turi būti viskas irgi. Ir po ranka, ir nenorėčiau namų turėti, kurie būtų, nežinau, kaip žurnale, pavyzdžiui, ir grindis. Jis sako, tu čia tik tai tie gyveni, o toks biškiai truputį jau pabraižytos yra tavo grindis. Taip, todėl kad mano namai yra ten, kur žmonės gali jaustis laisvai ir gerai, jeigu žmogus atėjęs į namus sako, ar aš galiu būti su batais? Žinoma, kad galiu būti su batais. Aišku, jie normalu, kad norisi to švaros, bet jeigu žmogui yra patogu būti su batais, aš tikrai nesakysiu, kad su kulniukais ant mano parketo nelipti. Mano namai yra ne muziejus, mano namai yra gyvenama, jauki vieta. Odeta, ar nedidelis butas tave įpareigoja kažką daryti ar kažko nedaryti? Įpareigoja ir disciplinuoja, aš gal sakyčiau, nes iš tiesų, mes, man atrodo, ir tu, Lavija, puikiai žinai, kad turim savybę moterišką kaupti daiktus. Tiesiog aš turiu, nežinau, 3 kartus per metus pagal sezonus kažkokius tai išsivalymus. Nueinu į kaziuko mugę. Man yra labai malonu prasieiti, bet aš tikrai nebesu ta, kuri galėčiau apsikrauti rakandais ir paskui galvoti, o kur man juos sukaišioti, į kokias spinteles sudėti. Tai mažo buto turbūt yra būtina turėti tą disciplinuotą, ne visko pirkimo maniją, o labai apgalvotai ir tikrai ko tau reikia įsigyti. Ačiū, kad priėmei, buvo tikrai jauku ir smagu. Ačiū labai.